Bet iš pusiaukelės namo sugrįžo ir tarė nusispjaus ant grindų. Ir kol aš tam Paryžių nemačiau. Ateiti į šitą pusę dėl to, kad plana policija sakė, kad mes negalėsim uždarti eismo ir kitaip. Su blaiviai mąstančių ir Lietuvą mylinčių politikų pagalba mes sustabdysim šituos, kitaip negaliu pasakyti, aferistus. Labadiena, aš esu Erlandas Paplauskis ir gal už 10 metų dirbu saugomoj teritorijoje. Yra kaip tik ta vieta, dėl kurios taip pat vyksta labai aršios kovos. Čia tai yra žmogus laikinas, jis atėjo ir išeis. Klausimas, turiu minti Paulauską, kiek jisai padarys žalos, kiek jis suspės padaryti žalos, kol mes jį sustabdysime. Prie kiaulės tas Paryžius ar pritinka? Pirmiausia, mes tai vertinam kaip simptomatišką reiškinį, kada valdžioje yra sena sovietinė nomenklatūra. Tiek LKP-CK instruktorius Kirkilas, tiek LKP-CK instruktorius Paulauskas tęsia sėkmingai sovietinės nomenklatūrinės tradicijas. Tai yra daro, ką nori, arba tarnauja siaurų interesų grupiai, kuri kėsinasi į mūsų gamtos paminklus. Turiu minti ne tik Kuršių nerijos nacionalinį parką, bet turiu minti ir Vingio parką. Ir čia sėkmingai jiems talkina Tvarkos ir teisingumo partija, kuri giriasi, kad visada pasisako už tvarką ir teisingumą. Juk jos meras Imbrasas palaimino milžiniškas Akropolio statybas šalia Vingio parko. Kas iš principo reikš, kad šitas parkas po 10-15 metų bus sunaikintas. Turiu minti išdžius pušis ir liks krūmynai ir šabakštynai. O mūsų pozicija labai aiški. Mes kategoriškai prieštaraujame tokiam naujojo ministro, turiu minti, ir vyriausybės kartu požiūriui, nes vyriausybė neišreiškė jokio protesto dėl šito ministro Paulausko veiklos. Ir rytoj kviečiame Paulauską į Seimą pasiaiškinti, atsakyti į mūsų klausimus. Ir po to, po jo atsakymų, mes spręsime, ar pradėti interpeliacijos procesą. Kita vertus, mums šiek tiek teikia vilčių ir mes tikime, kad prezidentas netylės. Vakar buvo tam tikri jo atstovės spaudai pareiškimai, kad jokių taikos sutarčių dėl nelegalių statybų negali būti. Tai gerai. Tačiau kur pareiškimas, kad sąžiningi valstybės tarnautojai ginantis Lietuvos gamtą turi būti apgimti? Taip, kad iniciatyva čia turėtų priklausyti ir Lietuvos prezidentui. O mes savo pusę, kaip būdami opozicinė partija, mes palaikom ir remiam visus Lietuvos gamtos mylėtojus ir kovotojus už tos gamtos išlikimą. Ir gerai,